Ar mokate surišti plaukų sistemėlės kabliuką? Jei taip, tuomet nežiūrėkite šio vaizdo įrašo toliau. Jei ne, tuomet šis vaizdo įrašas kaip tik jums. Tinkamai surišto plaukų sistemėlės pavadėlio gale yra galinė kilpa. Ant kabliuko koto yra silikoninis vamzdelis, kuriuo galima reguliuoti masalo padėtį. Yra kabliuko pasukėjas. Jei naudojame plūduriuojantį masalą, tuomet yra švininis svarelis, kuris laiko masalą prie dugno. Reikia aukštos kokybės spintos valos, kuri sudaro pavadėlio medžiagą. Ant šio galo reikia užrišti kilputę. Ir žinoma, reikia gumos vamzdelio, kuriuo pritvirtinsime kilputę, kai ją įkabinsime į galutinę sistemėlę. Jei tu sugebi tai profesionaliai pasidaryti ir turi visų reikalingų medžiagų, tuomet nebežiūrėk šio vaizdo įrašo, nes jis tikrai ne tau skirtas. Bet jei neturi, jei norėtum tokios kokybės, taip pagaminto pavadėlio, turiu tau gerą žinią. Šie profesionaliai pagaminti, pilnai paruošti pavadėliai jau yra prieinami mūsų asortimente 4 skirtingais dydžiais. Soft Pop-up Herring. Taip vadinasi ši produktų linija. Atidarius ekologišką pakuotę, matyti, kad kiekvienoje jų yra 2 profesionaliai surišti pavadėliai. Platus, itin populiarus kranktipo, labai aštrus kabliukas yra šio pavadėlio pagrindas. Labai lengva naudoti, tai reikia ištraukti apačioje, tada ištraukti viršuje. Ir tuomet jau paruošta naudojimui. Užkabinkite masalą ir pirmyn. Šie pavadėliai pirmiausia buvo sukurti, naudoti su plūduriuojančiais ir subalansuotais masalais, o ypač rekomenduoju juos naudoti su minkštais plūduriuojančiais boiliukais, nes šiuos masalus jie taip pat puikiai laiko ir pateikia idealiai panašiai kaip plūduriuojančią silikoninę kukurūzų imitaciją. Tuo jau parodysiu, kuriam dydžiui koks kabliukas tinka. 8 numerio kabliukas su 8 mm. Sweetcorn plūduriuojančia kukurūzų imitacija vandenyje elgiasi taip. 6 numerio kabliukas idealiai tinka su 20 mm. Sweetcorn plūduriuojančiamis kukurūzų imitacijomis. 4 kabliukų masalas. Visiškai pakeliamas. Minkšto, iššokančio boilio. Šratas leidžia reguliuoti, kokiame aukštyje masalą laikysime nuo dugno. 2 kabliukas ir šis didelio plūdrumo masalas kartu braižo upės vagos dugną. Pasirink, su kokiu masalu nori žvejoti, kokioje pozicijoje nori jį pateikti, ir mes jau išsiųsime tau